Dėdė Algis jis yra fantastiškas verslininkas paskutinius pusę metų ir buvo šiek tiek krizė restorane, bet jis nepasidavė, padarė meniu su visais skirtingais Simpsonų personažais. O Jėzau. Tai būtent. Ir vėl iš pavydo žmonės pradėjo sakyti, taip negalima, čia jau per daug gerai sekasi. Kodėl? Žinokit, Klaudija, kartais tie komentarai ne tik iš pavydo kyla. Šiaip aš gyvenime esu patyrus tam tikrų apgavyščių ir man yra labai stipriai užgimusi tokia tiesos ieškotoja. Ir kuri nori padėti kitiems, jeigu jie yra apgaudinėjami. Tai šiuo atveju aš pamačius tokį meniu, tai aš atsistočiau ir sakyčiau, pakvieskit man vadybininką. Nes taip negalima daryti. Jūs naudojate legendinio filmų, Dėdė Algis, jis naudojasi svetimų kūrinių, svetimų visų sukurtų jau turtų, kad daugiau parduotų cepelinų. Tai čia taip negalima. Reikia kreiptis į Homerio Mardžės kūrėjus ir išsiaiškinti, kaip galima tai daryti legaliai. Jis nesugalvojęs pavadinimą vieną sūrių rinkinio. Homerio piešinys ir parašyta Homemade.